Labas vakaras, jūs žiūrite tiesioginę debatų laidą Ringas, kuri prasideda iki Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų, likus mažiau nei 59 valandoms. Konservatorių partija ir socialdemokratinė koalicija buvo sutarusios, kad šioje laidoje turėjo dalyvauti prezidentas Algirdas Brazauskas ir ministras pirmininkas Andrius Kubilius. Tačiau vėliau socialdemokratinė koalicija ėmė reikalauti Vytauto Landsbergio. Konservatoriai pirštinę pakėlė, taigi šį vakarą Ringe susitinka du buvę valstybės vadovai, o dabar savo partijų ir koalicijų lyderiai. Ponios ir ponai, leiskit pristatyti. Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių pirmininkas, Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Ir socialdemokratinės koalicijos garbės pirmininkas, prezidentas Algirdas Brazauskas. Kaip matote, šį vakarą tai tikrai bus politikos titanų dvikova. Pažiūrėkime trumpą laidos dalyvių pristatymą. Algirdas Brazauskas gimė 1932 Rokiškyje, 56 baigė Kauno Politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus hidrotechnikos specialybę. 65 paskirtas statybinių medžiagų pramonės ministru. 74 jiems suteiktas ekonomikos mokslų daktaro mokslinis laipsnis. 88 išrinktas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmuoju sekretoriumi. 90 tapo Lietuvos demokratinės darbo partijos pirmininku. 93 išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu. Kadenciją baigė 98 vasarį. Mėgstamiausias Algirdo Brazausko posakis: geras šaulys iš pradžių nusitaiko, po to šauna, o blogas šaulys taikosi iššovęs. Vytautas Landsbergis gimė 1932 Kaune. Baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. Muzikologas, profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. 38 metus dirbo pedagoginį darbą. Nuo 1988 beveik 2 metus vadovavo Sąjūdžiui. Aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas nuo 90 iki 92. 96 vėl išrinktas Seimo pirmininku. Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių partijos pirmininkas nuo jos įkūrimo 1993. Mėgstamiausias Vytauto Landsbergio posakis: niekas neturėtų balsuoti iš pykčio, nes tame kampe glūdi nelaimė. Šį vakarą tiesioginėje Ringo laidoje taip pat dalyvauja 3 žurnalistai. Tai Arūnas Brazauskas, Verslo žinios, tai Aušra Lėka, Kauno diena ir Andrius Kavaliauskas, Radio stotis, Radio centras. Jūs taip pat galite dalyvauti Ringe, skambinti mums čia tiesiai į laidą. Telefonas Vilniuje 780888. Skambinkite ir klauskite pono Landsbergio arba pono Brazausko tiesiai, štai tiesiog čia dabar. Ponai, pradžioje norėčiau, kad trumpai drūtai pasakytumėt rinkėjams, kodėl jūsų deklaruojamos politinės tiesos yra teisingos, kodėl jie turėtų rinktis jūsų vadovaujamas politinės jėgas. Jeigu profesorius neužpyks, leisim pirmiau prezidentui. Ačiū. Labą vakarą, mėly žiūrovai. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu šiandieną būti štai Baltijos televizijos studijai ir labai malonu, kad mes galim su pono Landsbergiu dalyvauti šitoj studijai ir pakalbėti apie mūsų valstybės reikalus ir buvusius, ir turbūt labiau aktualu yra kalbėti apie ateitį mūsų valstybės, mūsų žmonių. Rinkimai tai visuomet yra posūkis tam tikras Lietuvos ir politiniam ekonominiam gyvenime. Aš tikiuosi, kad šį kartą taipogi įvyks toks posūkis. Na, aš atstovauju socialdemokratinę koaliciją, kurią jungia 4 partijos. Žiūrovams turbūt yra žinomos, aš dėl laikos stokos gal nevardinsiu visų. Mūsų programa ir mūsų siekis vis tik tai įteisinti Lietuvos socialdemokratinę tokią politiką ir mūsų vidaus gyvenime. Socialdemokratinė, todėl kad Europa įrodė po karo, po Antro pasaulinio karo, kad socialistinis internacionalas ir tos partijos valstybė atskirų, kurios eina socialistinį internacionalą, labai daug nuveikė žmonių gerbūviui, žmonių geroviai. Ir mes kaip tik remdamėsi šitomis idėjomis socialdemokratijos parašėm savo programą ir susijungėm štai tokią socialdemokratinę koaliciją, kurios pagrindiniai, na, sakyčiau, siekiai
Tai yra ir socialinis teisingumas, ir vienodų galimybių ir sąlygų sudarimas visiems visuomenės nariams. Taipogi rūpestis visais žmonėmis, ne atskiromis žmonių grupėmis, visuomenės grupėmis atskiromis. Ir bedarbystė viena iš tokių klausimų, kuri iš tikrųjų labai aktuali šiandieną yra Lietuvai, taip pat mūsų programa yra plačiai nušviečiama. Ir aš manyčiau, kad pristatymą gal tiek užtektų. Dėkoju, prezidentė. Prašau, ponė pirmininkė. Ačiū labai. Iš ties, man tai nepaprastai reta proga. Toks pokalbis su ponu Brazausku. Labai seniai mes nesam kalbėję net ir privačiai dviese, o viešai, tai, kažin iš jūsų ar atsimena, gal Sąjūdžio laikai. Oi, buvo. Buvo tokių formų. Iš tikrųjų, yra ką ir prisiminti, leiskit manims įteikti mažą dovaną. Čia yra mano paskutinė knyga. Ačiū šiandien. O šiaip aš vis galvojau, eidamas į šitą pokalbį, žinoma, man labai pasisekė savotiškai, kad jūs atsisakėt dalyvauti premjero diskusijai, bet tuo pačiu aš gavau šitą progą. Nes mes iš tikrųjų darėm šitą valstybę. Iš abiejų pusių galima sakyti, bet vis dėlto viena kryptimi. Ir aš žinau, kad jūs žinote visi, kad ponas Algirdas Brazauskas išmano apie valstybę daug ir daug daugiau negu kai kurie iš tos pačios praeities, tik pasivadinę naujais. Geriausia mums išeidavo, kai generalinė kryptis sutapdavo. Mes, žinoma, skyrėmės kai kuo, jūs norėjote eiti lėčiau, mes norėjome eiti greičiau, bet gerų kelių. Mes įspaudėm, kad nenuvairuotumėt į Maskvą, jūs nenuvairavot, jūs mus peikėt, kad mes per greit einam, kad tai skausminga, kad šoko terapija netinka. Na, Lenkija įsiveržė į priekį per šoko terapiją, irgi gal su kai kuriais nuostoliais, bet vienas iš tokių kaip ir simbolinių dalykų mano atmintyje yra mūsų abiejų įsipareigojimas Baltijai, ar ne prieš 11 metų, kai jūs atstovavot tarybų valdžiai, o aš opozicijai Sąjūdžiui, mes pasirašėm deklaraciją ir iš tikrųjų valymo įrengimai upėse, uostose ir Nemune galų gale yra. Taigi darbai padaryti ir daromi, šalis eina pirmyn. Man to rūpi jos kryptis. Žinoma, mano partija yra žinoma, galbūt reikia pristatyti, gal nereikia, kokie mūsų idealai. Pirmininkė, ačiū Jums už tas ir taip aišku, taip. Galbūt vėliau mes turėsim laiko ir norėčiau pakviesti iš tikrųjų daugiau dėmesio skirti ateičiai ir problemoms, kurios yra dabar, galbūt mažiau diskutuoti apie praeitį, nes tikriausiai tai būtų dar ilgesnė laida negu mūsų rinkas kokius 15 kartų, jeigu kalbėtume apie praeitį. Leiskit, pone Brazauskai, pirmą klausimą. Jūs teigiate, jog ekonomikos būklė Lietuvoje dabar yra beveik katastrofiška, tačiau statistikos departamento duomenys rodo, kad šiemet didžiosios šalies bendrovės pradeda atsigauti. 100 didžiausių akcinių bendrovių pirmą pusmetį parduotos produkcijos apimtys išaugo 5%, pelnas, grynasis pelnas per pusę. Ar tai yra iš tikrųjų katastrofos ekonomikoje ženklai? Na, matot, 100 bendrovių tai dar ne visa Lietuvos ekonomika. Reikia pažiūrėti bendrus skaičius, bendrus rodiklius, kuriuos pateikia ir visuomenė, ir vadovaujančiam institucijom statistikos departamentas. Tai, žinoma, galim pasidžiaugti, kad 100 įmonių bendrovių yra tokių gerų ir tai iš tikrųjų daugelis jų labai netgi geros dinamika vystymus yra labai teigiama. Tačiau aš norėčiau grįžti prie tokio apibendrinančių skaičių. Na, visų pirma, pramonė, kuri turėtų iš tikrųjų sudaryti bendro vidinio produkto dalį, didesnę dalį negu šiandieną jinai sudaro, per 8 mėnesius praktiškai nutrypčioje vietoj. Jo augimas yra tik 0,7%. Toliau, bendras vidinis produktas, žinoma, jisai yra skaičiuojamas pabaigoje, paprastai metų arba vėliau atsilieka šitas rodiklis.
Ir šiandieną mes jo neturime, bet ekonomistų ir statistikų prognozės, kad šiandieną mes turime apie 2 procentus tik tai augimą. Todėl pasakyti, kad toks ypatingai didelis šuolis yra, aš negalėčiau. Žinoma, yra tokie atskiri veiklos sritis, kaip pavyzdžiui krovinių srautas per Lietuvos gerokai yra padidėjęs maždaug 5%. Tai yra labai teigiamas gražus bruožas. Pavyzdžiui, statyba yra labai katastrofiškai sumažėjęs maždaug 1/4 net. Tai yra blogas rodiklis, tai yra, žinoma, ne tik gyvenami namai, tai yra ir gamybiniai pastatai, tai yra darbo vietų kūrimas ir panašiai. Pone prezidente, aš matau, kad jūsų bendra pavardės, ponas Arūnas Brazauskas, turi klausimą. Labai malonu. Pone Brazauskai, atrodo, kad jūs pasirengęs imtis premjero atsakomybės ir turite savoje sėkmės formulę. Jei teisingai supratau, jūs gana skeptiškai žiūrite į partinius ministrus. Cituoju jūsų interviu veidui. Visų partijų programos bus nieko vertos, jei nebus didinamas, gausinamas bendrasis vidaus produktas. Klausimas, ar jūs žinote, kaip tą produktą pagausinti? Na, žinoma, jeigu aš taip atsakyčiau tokiu labai jau ryžtingu balsu, kad labai žinau, tai aš jokių būdų nesiimu. Aš manau, kad tai visų pirma vienas žmogus šitą padaryti negali. Todėl, kad vyriausybė, kadangi jūs apie ją kalbat, tai yra kolegialus institutas. Tai yra ministrų kabinetas, taip ir vadinasi. Todėl labai svarbu, kad šalia premjero ir premjeras pasirinktų, kaip sakoma, sportinė terminologija, savo komandą. Tai aš manyčiau, kad viena iš tokių iš tikrųjų sėkmės galimybių, tai yra vis tik žmonės, kvalifikuotų žmonės pakvietimas į vyriausybę ir kitas vykdomosios valdžios institucijas, nuo kurių priklauso labai daug. Paimkim, pavyzdžiui, muitinių departamentą, mokesčių inspekciją ir panašias kitas institucijas. Ypatingai aš kreipiu dėmesį į finansų ministeriją, finansinės tarnybas pačioje ministerijoje. Todėl be abejo, mano supratimu, pagrindinis faktorius, kuris gali pagerinti mūsų ekonominę padėtį ir suteikti tam tikrą dinamiką, pagreitį mūsų ekonomikai, tai yra kvalifikuotas ūkio valdymas. Ar jūs turite nepartinių ministrų kandidatūras? Turiu, žinoma. Taip, aš turiu, aš galvoju apie tai, jeigu jau taip atsitiks. Mesgi už 2-3 dienų su jumis daug žinosim realesnę tikrąją arba labai artimą tikrai padėtį, tada galima bus konkrečiau kalbėti. Ašgi nesakau ir nepretenduoju, kad mes turėsim absoliučią daugumą. Žinoma, žmonės, kiek mums rinkiminės kampanijos metu teko važinėti, vis tik labai palaiko mūsų koaliciją. Norėčiau dabar paklausti Seimo pirmininko, nes ilgą laiką mūsų sėdėjo ir klausė. Pone pirmininkė, mano klausimas būtų toks. Štai socialdemokratinės koalicijos interneto tinklalapyje yra atsakoma į rinkėjų klausimus ir ten yra klausimas, kur glūdi žmonių politiškumo priežastys. Ir štai jie atsako, kad viena pagrindinių priežasčių yra strateginių objektų pardavimas, privatizavimas. Pono Brazausko koalicija siūlo išsaugoti valstybės kontrolę ne tik strateginės įmonėse, bet pavyzdžiui Lietuvos taupomajame banke. Gal iš tikrųjų valstybė nėra blogiausias savininkas ir reikia tik geriau valdyti, sustiprinti kontrolę ir neprivatizuoti tų strateginių įmonių ir bankų? Aš nemanau, kad mūsų valstybė dabar artimiausia ateityje bus kokia nors ypatinga, išsiskirianti iš kitų valstybių. Aš turiu galvoj, vyriausybinės valdžios struktūras, jos dažnai vadinamos valstybė, tai valstybė valdo į pramonę ir panašiai. Visur kitur tai nepasiteisina. Vakar kalbėjausi su Čekijos vicepremjeru. Jis pasako, kad jie ruošiasi privatizuoti paskutinį užsilikusį banką. Jie restruktūrizuoja savo energetiką ir svarsto, kur pakryps privatizacija, ar vokiečių kompanijos pirks, ar prancūzų, ir kaip būtų geriau. Tad nėra jokių svarstymų, kad neprivatizuot, laikyti savo rankose ir kad būtų vegetuojanti kokia nors ekonomikos sritis. Štai čia ir
Yra tas klausimas, kuris, žinoma, labai dažnai keliamas nedarbas, trūksta darbo vietų, bet jas kuria kapitalas. Nereikia jo gazdinti, reikia sudaryti jam patrauklės sąlygas. Mes norime, kad ateitų kapitalas. Jeigu mes žiūrim įtariai, gazdinam, kad gal nacionalizuosim, gal peržiūrėsim, nutrauksim sutartis, tai nieko gero nebus. Dabar, pavyzdžiui, investitorių forumas vertina labai palankiai galimybės investuoti. Bet aš noriu, kad maksimaliai būtų daug pasakyta per šitą trumpą laidą. Leisim paklausti pono Andriui Kavaliauskui iš Radio centro. Klausimas turėčiau pono Andriui Brazauskui. Kairioji koalicija deklaruoja siekį mažinti mokesčius, taip pat žada įvairaus pobūdžio paramą ūkininkams, švietimo darbuotojams, pensininkams. Tuo pačiu žada pristabdyti privatizavimą ir konkrečiai strateginių objektų. Klausimas būtų taip, iš kur jūs paimsit pinigų savo pažadams įgyvendinti ir, kaip ir toks konkretus dalykas, artėjantį pensijų sistemos reformą, iš kurio bus paimta pinigų, jeigu neprivatizuosim strateginių objektų. Pirmiausiai, pas mūsų programoje niekur nėra pasakyta, kad sustabdyti privatizavimą. Čia turbūt jūsų yra nuomonė. Be abejo, mes už privatizavimą ir čia nereikia abejonių. Tik tai yra kitas klausimas, kaip privatizuojama ir kokią naudą iš to privatizavimo turi valstybė. Mes kalbam ir mūsų programą akcentuodami taip vadinamus monopolinius infrastruktūrinius objektus. Tai čia yra ir telekomas, aš norėčiau priminti tiesiog žiūrovams, ir telekomas, energetika, ir dujų ūkis, ir galų gale naftos ūkis. Degalinė tai irgi yra infrastruktūrinės, mano supratimo, objektas. Mes turim tokį gan karčią patirtį, pavyzdžiui, privatizavus telekomų monopolinę sistemą, dėl to, kad buvo nepakankama valstybės kontrolė, kuriai buvo užrašyta, kad gali pabrangti tarifai nedaugiau 10% plus infliacijos procentas, kuris yra 1,2 tik sudaro Lietuvoje. O iš tikrųjų per tos 1,5 metų mes matome visiškai kitą liūdną vaizdą, kur paslaugos padidėja ne procentais, o kartais. Štai prieš ką mes esame. Taip, ponia Brazauskas, norėčiau patikslinti tada, ar kairieji, jeigu ateis į valdžią, tęs strateginių objektų privatizavimą? Be abejo, tęs strateginių objektų privatizavimą ir niekas visiškai jokio čia nėra ginčių, jo labiau, kadangi štai ponas Landsbergis paminėjo tokį žodį kaip nacionalizavimas, mes jį girdim dažnai iš mūsų, taip sakant, politinių oponentų. Tai yra visiškai neteisingas požiūris, todėl kad nei vienoj mūsų nei programai, nei mūsų kalbose nėra visiškai šitos minties netgi. Bet valstybės kontrolės valdyme klausimus ypatingai ten, kur yra susijęs su daugeliu žmonių interesais. Naftos ūkį, taip, privatizavom. 30% išaugo benzino ir dizelinio kuro kainos per vienus metus. Yra žinoma ir objektyvių faktorių, aš nesakau, bet iš tikrųjų tai tampa monopolinis ūkis. Nevaldomas valstybės. Štai kur yra pagrindinis dalykas. Arba visiškai nedalyvaujant valstybei. Mes šito bijom. Prezidentė, dėkoju jūsų mintis, aiškiai, leiskim damai, Aušra Lėka nori klausti. Prezidentė, aš kaip tik noriu jūsų žodžius sureaguoti. Jūs sakot, kad privačios monopolijos gali tiesiog grėsti valstybės piliečiam ir valstybės saugumui. Sakykit, o kokią įtaką jūsų nuomonė valstybės saugumui, negi jokio nedaro tai, kad dabar tos valstybinės monopolijos grimsta į skolas, kad jos yra nepelningos, kad jos iš tikrųjų atsidūrė ties labai pavojinga riba? Na, aš nenorėčiau pasakyti, kad grimsta į skolas. Aš, pavyzdžiui, net tokių faktų, telekomas niekad negrimda į skolas. Telekomas visą laiką buvo pelningas ūkis, taip kad aš nelabai galėčiau su jumis sutikti. Aš netgi pasakyčiau, Mažeikių perdirbimo įmonė irgi buvo pelninga, jeigu taip pakalbėti. Jin dabar yra labiau nuostolinga, negu buvo prieš metus. Tai ką tai sako? Yra skaičiai, oficialūs skaičiai. Čia, žinoma, mes galim polemizuoti labai daug šito klausimų ir aš galėčiau pagrįsti savo nuomonę visiškai konkrečiais faktais. Bet aš manyčiau, kad mums reikėtų galėti aplamai prie privatizavimo problemų. Puiku, prezidentė, dabar reklama, tuoj pat mes grįžtam čia į studiją po 1,5 minutės. Kalbėsim apie privatizavimo problemas. Likit su Baltijos televizija ir su Ringo. Mes esame ir visada būsime centre.
bendrausime su žmonėmis. Mes gyvename čia, Lietuvoje ir visame pasaulyje su jumis. Būkite su mumis. Balsuokite už sąrašo numeris 3. Lietuvos centro sąjunga. Margarinas Vilnius. Truputį sveikiau ir žymiai skaniau. Kiekvieną penktadienį karštas kaip saulė, naujas žurnalas TV pasaulis. Šį sekmadienį startuoja Seimo rinkimai, Lietuvos politikos olimpiada. Matykite ir sužinokite naujausius rezultatus, nuomonės ir komentarus tiesioginėje Baltijos televizijos laidoje Rinkimų karštligė. Iki vėlyvos nakties tiesioginėje laidoje rodysime jums, kas vyksta rinkimų štabuose. Naujausius duomenys žinių ir Seimo studijose komentuos žurnalistai ir politikai. Spalio 8 dieną nuo 21:25 minučių būkite su Baltijos televizija ir karštą naktį. Mes jums garantuojame. Šie vaizdai yra tokie sutrenkiantis, tokie stulbinantis, tokie neįtikėtini, kad jums gali pasirodyti, kad žiūrite meninį filmą. Tikri žmonės, tikras pavojus, tikras jaudulys. Pasiruoškite užgniaužti kvapą ir žiūrėkite laidą su Cezariu Graužiniu. Būtinai susitiksime vėl. Sėkmės. Aštriausi pasaulio kadrai. Mes tęsime tiesioginę Ringo laidą, debatų laidos Ringo laidą Baltijos televizijos kanalu. Prieš reklaminę pauzę mes pradėjom diskutuoti apie privatizavimą. Aš turiu klausimą ponui Seimo pirmininkui. Štai iš tikrųjų ponas Brazauskas kalbėjo, kad jie iš esmės yra už privatizavimą. Tik tai esminis klausimas yra kaip, jiems nepatinka būdas. Konservatorių vyriausybė vykdo štai šį privatizavimą, vadinasi, jūs galite pagrįsti, kad jis yra iš tikrųjų geras. Kad tas atsakymas į klausimą kaip yra, mūsų manymu dabar viskas vyksta teisingai. Pagrindinė problema turbūt yra ta, ir kur čia skiriasi požiūrė, socialistiniai požiūrė ir konservatoriški požiūriai, kad valstybės įmonės pagal socialistinį požiūrį būtų privatizuojamos tik iš dalies, o 51% arba kontrolė liktų valstybės rankose. Tai yra barjeras, kuris užkerta kelią kreditams iš užsienio bankų, iš didelių kompanijų, nes jos nesuinteresuotos kišti pinigus į blogai valdomas įmonės, kurias valdo kažkokia neaiški valstybė. Jos ateina ir daro tvarką, jiems reikia turėti kontrolinį paketą. Jeigu kontrolinis paketas neatiduodamas, tie kreditai neateina, jie neteis. Tai yra labai aišku. Tai jeigu valstybė yra turtinga, kuri gali pati investuoti, pati modernizuoti, juk viską reikia modernizuoti. Tai gerai, tegu jinai turi daug pinigų, tegu bando tą daryti pati. Deja, Lietuva neturi tokių pinigų. Taip kaip ir Mažeikių naftai modernizuoti $400 milijonų Lietuva neturi. Jie gali ateiti tik tai iš vakarų bankų. Jie yra sukaupti, jie laukia savo valandos, kai pasibaigs derybos su Lukoilu ar dar su ko nors, kai be šitų Jukos jau sutarčių ir kitų trumpalaikių bus atsiras ilgalaikės sutartys. Ateina $400 milijonų ir Mažeikiai pradeda gaminti benziną Europai ir vakarams, o ne tik buvusiai Sovietų sąjungai, kaip iki šiol. Štai čia yra tokie paprasti pavyzdžiai. Ir todėl tas, socialdemokratų, toks socialistinis noras laikyti savo rankose kontrolę ir valdyti iš vieno centro, iš Vilniaus, man atrodo, iš senų sovietinių laikų. Arūnas Brazauskas nori klausti? Aš šiek tiek noriu paklausti pono Landsbergio apie Mažeikių naftos privatizaciją, kadangi jau daug laiko praėjo nuo pabaigos šito dalyko, nuo sutarties pasirašymo. Kai prasidėjo pats procesas, tai buvo stengiamasi politiškai jį reguliuoti ir vienas iš motyvų tai buvo, atsiriboti, apsisaugoti nuo Rusijos įtakos. Dabar procesas baigtas. Ir be susitarimo su Rusija, tas Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas naudos tų 400 milijonų. Tai kur viso šito politiškai reguliuoto proceso sėkmė? Kur jūs matote sėkmę Mažeikių naftos privatizavimo, jeigu viskas yra mirties taške? O toli gražu nėra mirties taške, jūs labai kažkokią vienašalę ar mitologinę informaciją turite, nes
Per 8 mėnesius įplaukė daugiau kaip milijardas mokesčių į biudžetą ir tai yra 228 milijonais daugiau negu pernai. Tai kalbama, kad taip jau blogai, reiškia, gal pernai buvo kiek pernai, įmonė tikrai grimzdo. Pavasarį pasirašę sutartį būtų buvę daug geriau. O rudeniop jį buvo ant bankroto ribos ir perspektyva būtų tik tai bankrotas. Ir ne tik tai, kad būtų pasiemus mums žinoma rytų kompanija, bet būtų pasiemus už $1 galų gale. Tai šito tikrai nereikėjo leisti. Ir sutartis galėjo būti geresnė, buvo skubotumo momentų, faktiškai labai rimtai buvo dirbama keletą savaičių tik tai, arba net 2 paskutinės savaitės. Kai galų gale ponas Paksas liovėsi blokavęs ir galima buvo dirbti. Tai projektas yra didelis. Ir čia kalbama ne apie, kartais sakoma, strateginis objektas. Yra strateginis tikslas. Mūsų strateginis tikslas buvo ir yra, kad Rusija ir Amerika bendradarbiautų Lietuvoje. Ir tai yra visai aktyviai jau tada. Bet Rusijos sąlygos vis tiek kažkaip taip keis per sutartį su Lukoil. Galbūt ir su kitom kompanijom. Yra ir daugiau kompanijų. Mes kaip tik dabar matom, kad Lukoil nėra tas vienas monopolis, kuris diktuoja viską. Ir dalykai yra įdomesni ir įvairesni. Gerai, ponai, dabar aš manau, kad mes turim skambutį iš rinkėjų. Mums skambina rinkėjai, paklausykim, prašau. Labas vakaras. Labas vakaras. Iš kur paskambinot? Čia Zita iš Panevėžio. Prašau. Aš noriu užduoti klausimą Seimo pirmininkui. Prašau. Ką davė tautai privatizacija telekomo, naftos? Nes mes, pavyzdžiui, pajutom tik labai, kaip sakant, telefonai, abonentinis mokestis padidėjo. Vienu žodžiu, bijom kalbėti ilgiau, nes kadangi siaubingai brangiai mokamos telefoną. Taip, ponė, man atrodo, mes klausimą supratom. Ačiū labai, tiesiog trumpų laiką. Prašau, pirmininkė, jeigu galima trumpai. Na, kad davė dalinę Mažeikių naftos privatizaciją, aš turbūt jau pasakiau. Atvėrė vartus, išgelbėti ir turėti modernę, labai pelningą įmonę, bendradarbiaujant rytams ir vakarams Lietuvoje. Mes norim matyti save kaip vakarų dalį, kuri... Dėkuoju. Neleiskime nubažiau ponui Brazauskui. Socialdemokratinė koalicija skelbia, jei turėsime valdžią, labai turtingiams teks mokėti turto mokestį. Pone Brazauskai, kokį mėnesinį atlyginimą gaunantis žmogus jūsų koalicijos įsitikinimu yra labai turtingas, kuriem jau čia ruoštis mokėtą mokestį? Matote, programoje tokie konkretus dalykai nerašomi yra. Pas mus tokie įpročiai Lietuvoje nėra politinių mūsų gyvenime. Yra pagrindinė tendencija. Tendencija tai yra klausimas, kuris vertas svarstymų visos kadencijos metu. Iš tikrųjų, šitoks užrašas yra mūsų programoje. Bet tai yra socialdemokratijos apskritai vienas iš principų, kuris Europoje labai plačiai yra taikomas. Todėl, kad daugiau gaunantis, daugiau turintis pajamas, turi daugiau dalyvauti visuomenės su savo kapitalo tam tikrą dalim, turi daugiau dalyvauti visuomenės gyvenime negu ta dalis žmonių, kurie uždirba žymiai mažiau. Lietuvoje šiandieną nuo dirbančiųjų maždaug 50% žmonių gauna vidutinį atlyginimą mažiau kaip 600 litų. Kada vidurkis yra 1050 litų šiandieną vidurkis. Tai įsivaizduojat, kokia yra diferenciacija tarp mažai gaunančių ir daug uždirbančių žmonių. Be abejo, šitas klausimas nėra toks lengvas, nėra jis toks paprastas, bet tai yra mūsų siekis, kuris gali būti. Jeigu tai bus tam tikras konsensusas pačiam būsimajam parlamente, vis tik ieškoti būdų, kaip padaryti, kad šitą socialinę lygybę, kokią tai dalim būtų įgyvendinta. Iš tikrųjų, socialdemokratinė koalicija siūlo progresyvinius mokesčius, ponė Seimo pirmininkė, ką jūs manote apie tai? Jūs jums, aišku, nepritarėte. Aš nepritariu, mūsų visai kitoks požiūris į ekonomiką, bet pirmiausia, aš norėčiau pastebėti, kad dabar tos socialinės žirklės, kalbant apie pajamas, yra mažesnės. Pono Brazausko laikais vidutinis darbo užmokestis buvo 600 litų, dabar yra 1100 litų. Tai reiškia, yra augimas pajamų gyventojų vidutinis. Aišku, yra per daug žmonių skurstančių. Tam tikras procentas yra tikrai skurstančių ir jų padėtis sunkiai yra. Bet jeigu mes kalbam apskritai apie visą visuomenę, tai tos žirklės nedidėja. Yra tam tikras,
gyvenimo lygio bendras kilimas. Ir aišku, mes patyrėm didelius smūgius dėl Rusijos krizės ir tą visi žino. Sakysim, kai aš girdžiu, kad čia kažkas sugriovė, visą Lietuvą sugriovė, tai jau turbūt mažai kas tam ir tiki. Galų galia yra kitokių nuomonių, yra Europos komisijos, Europos plėtros komisaro labai aiškiai pasakyta, kad Lietuva padarė įspūdingą pažangą, ir būtent per pastaruosius metus. Ir labai aukštai yra vertinama būtent Kubiliaus vyriausybės veikla. Nors Lietuva smarkiai, aš cituoju, nors Lietuva smarkiai nukentėjo nuo Rusijos 98 metų krizės, jos ūkis pradėjo atsigauti. Privatizacija ir ekonomikos liberalizavimas vyksta teisingai. Bendras vaizdas yra teigiamas. Lietuva yra akivaizdžiai pajėgi pasivyti anksčiau pradėjusias valstybės. Mes neturim savęs taip niekinti, nors galbūt rinkiminė atmosfera skatina. Viską peikti reiškia tada kalti tie, kurie valdžioj. Bet objektyviai taip nereiktų daryti. Be abejo, čia pateikta citata yra tikrai mums naudinga ir jūs geriantė Aušra. Lietuvai naudinga. Ką mes turim save murti? Prašau, Aušra. Vis dėlto ekonomistai kritikavo šią jūsų nuostatą, sakydami, kad turtingųjų Lietuvoje yra ne tiek daug, kiek neturtingųjų. Ir ar vis dėlto jūsų programos rengėjai skaičiavo, kaip bus kompensuojamos įplaukos į biudžetą, kurios dabar yra surenkamas iš mažesnės pajamas gaunančių asmenų, jeigu jų nebus gaunama, o bus labiau apmokestinami ne toks didelis būrys turtingųjų. Ir antras dalykas, lygiai taip pat ekspertai spėja, kad ar šitas įstatymas, jeigu jis būtų priimtas, nesukels naują bangą bandymų mokėti į vokelius, apgaudinėti, vengti mokesčių. Ar šitos dalykus jūs rašydami į programą naują įstatymą apsvarstėte? Taip, žinoma, vokeliai ir dabar egzistuoja. Tai čia nieko naujo Lietuvoje, žinoma, būtų geriau, jeigu jų nebūtų šitų vokelių. Bet šitas principas pats, kurį mes deklaruojam, patį tą principą, jisai be abejo reikalauja labai rimtų skaičiavimų. Ir šiandieną taip ekspromto aš pasakyčiau, tai būčiau labai lengvabūdiškas, jeigu aš pasakyčiau, kad taip. Mes savo programai numatom, kad neapmokestinamą minimumą nuo 214 litų padidinti iki 320 litų. Be abejo, tai nemaži pinigai. Tai nemaži pinigai, aš negaliu pasakyti, kad tai yra labai jau paprastas dalykas, bet reikia galvoti, kad ekonomika vis tik pradės augti, nestovės vieta, kaip dabar stovi 3 metai iš eilės. Tai koks tai bus augimas tos ekonomikos, bus pajamos į biudžetą, turbūt visi sutinka ir visi tarp kitko deklaruoja, kad bedarbystė mažės, reiškia bus daugiau traukiamų žmonių į gamybos procesą, jie gaus atlyginimus, jie mokės pajamų mokesčius, matot, bendroji masė pajamų, jinai turės augti, kitaip mes negalėsim egzistuoti. Mesgi negalim egzistuoti, kada 3 metus iš eilės neauga biudžetas. Be abejo, taip mažinti šiandieną tai yra aiškiai nerealu, bet tai gali būti daroma palaipsniui, atlaisvinant, sumažinant mokesčių naštą mažai uždirbantiems žmonėms, kuriems ypatingai reikalingi šitie pinigai, ir palaipsniui didinant šitą naštą tai daliai, kurie uždirba daugiau. Prezidentė, vis dėlto, kas tie mažai uždirbantis ir daug? Jeigu jūs įrašote į programą, tai vis tiek turit kažkokį... Tie mažai uždirbantis, kurie, pavyzdžiui, jeigu pusė Lietuvos gyventojų gauna atlyginimą mažesnį kaip 600 litų. Jūs manot, kad tai čia yra labai geras dalykas? Aš laikau, kad tai yra tragiška padėtis. O kas yra daug uždirbantis, nuo kurių... Daug uždirbantis, žinot, labai vairiai žmonės šito supranta. Prezidentė, čia yra pats principų koalicija yra dėstamas. Suprantate koalicija, kad rinkėjai balsuodami žinotų, už ką jie balsuoja. Be abejo. Pažiūrėsim, kaip žmonės įvertins mūsų šitą siekį. Šitas siekis yra realus, jis yra visiškai realus, šitas siekis, ir tai nėra nauja kas nors apskritai ekonomikai ar socialiniai politikoje. Tarp valstybių šitas yra taikoma ir mes turėsim Seime susitarti, ką tai reiškia daug uždirbantis ir ką tai reiškia mažai uždirbantis. O ką reiškia jūsų koalicijos mintise daug uždirbantis žmogus? Aš manau, kad žmonės uždirbantis virš 5000 litų. Lietuvos sąlygom tai yra daug uždirbantis. Bet to, kad turėčiau pastebėti, kad turbūt ir jums teks mokėti ant turto mokestį, nes jūs gaunat 6 vidutinių užmokesčių pensiją. Taip, reikės ir mokėsiu. Be abejo, už tai, kad daug žmonių gyvena iš 10
10 kartų mažesnį pajamų iš viso diferenciacija tarp mažai gaunančių ir daug gaunančių. Tos dvi decilės skiriasi iki 13-14 kartų, tai yra nenormaliai padėtis valstybė. Andrius Kavaliauskas, trumpai. Kaip čia išeina? Iš pradžių deklaruojam, o paskui skaičiuosim. Ar aš teisus darydamas išvadą, kad ir visi kiti siūlomos mokesčių lengvatos, parama įvairių ūkininkams, švietimo ir taip toliau taip pat yra nepaskaičiuota ir skaičiuojama bus tik paskui, kai jūs ateisite valdžią? Taip, ten pirmiausia mūsų programai nėra kitų mokesčių lengvatų, kaip kad siūlo kitos partijos. Pajamų mokestį sumažinti nuo 33 iki 24 procentų, pas mums nėra tokių dalykų. Pridėtinės vertės per pusę žada? Pridėtinės vertės mokestis yra šiandieną 9 procentai, tik tai nuo šių metų vidurio jis yra didinamas. Taip, kad jis pajamų daly nebuvo niekad antroji 9 procentų dalis už komunalinės paslaugas. Tai nebuvo visiškai. Čia tik dabartinė valdžia nutarė, kad šiai žiemai reikia padvigubinti pridėtinės vertės mokestį. Mes laikom, kad šitaip negalima daryti. Bet kaip ten su tais skaičiavimais yra? Jūs juos turit, ar jūs juos turėsite? Mes juos darom ir mes juos turėsim tos skaičiavimus. Prezidentė, tai Ir aš nemačiau nei vienoj programoje partijų, kur tokie skaičiavimai detalus būtų padaryti. Aš nemačiau. Yra patys principai, tai yra siekis. Taip, ir šitas siekis per keletą metų turi būti įvykdytas. Štai, prezidentė, aš matau, kad žurnalistai net nenustyksta savo vietose, kaip nori klausinėti, bet ponai, paklausykim tautos, mes turim skambutį. Labas vakaras. Labas vakaras. Iš kokio miesto ar kaimo paskambino? Iš Vilniaus. Kam jūsų klausimas adresuotas? Abiems kandidatams. Prašau. Norėčiau paklausti, ar nebūtų Lietuvai geriau, jeigu abu gerbiami politikai tiesiog pasitrauktų iš politikos? Negi dar 4 metus vėl turėsime žiūrėti, kaip ginčijasi Landsbergis ir Brazauskas. Jau taip nusibodo. Pasakykit tiesiai šviesiai, kada abu pagaliau pasitrauksis. Ačiū už klausimą. Abu padarėte savo darbą. Dėkoju už klausimą. Dėkoju už klausimą jums. Ponai, bet prašau trumpai, jeigu... Labai ačiū už patarimą. Aš jau ir be patarimo tavo padaręs prieš 3 metų. Bet žinot, kaip tai neramu. O dabar priklausys viskas nuo žmonių ir nuo rinkėjų. Jeigu jie praeis išvadas, kad Brazauskui nereikia daugiau maišytis Lietuvos gyvenime ekonominiam politiniam, tai aš ramiausiai toliau būsiu pensininkas. Ir jūs, pane Landsbergi? Aš esu visiškai pasiruošęs, aš apie tai viešai pasakiau, ypač, kad aš matau subrendusią naują lyderių kartą, grupę mano partijoje. Šiuo atžvilgiu man atrodo, kad ponas Brazauskas yra tam tikroje tuštumoje. Aš nežinau, kas gali vadovauti tai koalicija ar vadovauti valstybei. Ten kažkaip tokių žmonių nematyto, į savo komandas nepasako. Slapukauja šiek tiek. Gal reikia tikėti, kad jis atras kažkokios žmonės. Tai čia aš problemos nematau. Žinau tik tai vieną apgavystę. Kad žmonės iš senos nomenklatūros, šiek tiek jaunesni amžiam, labai nori vaizduoti, kad jie yra nauji, niekada nematyti. Jie labai seniai matyti, tik jie buvo mažesnėse pozicijose. Vėl metas reklamai Baltijos televizijos kanalu, būkite su Ringu, tuoj pat grįšim. Paskutinį kartą pensijos ir algos didėjo 98-aisiais, dirbant Gedimino Vagnoriaus vyriausybei. Nuosaikieji konservatoriai savo programoje numato vėl didinti gyventojų pajamas ir žino, kaip tai padaryti. Daug galite rinktis. Rinkitės ne reklamą, o darbais patikrintų žmonės. Gedimino Vagnoriaus vadovaujamas Nuosaikiųjų konservatorių sąjungos sąrašo numeris 11. Kiekvieną penktadienį karštas kaip saulė, naujas žurnalas TV pasaulis. Daugelio šampūnų apleiskamų poveikis yra trumpalaikis. Kitaip negu kiti šampūnai, Vizoral lengvai įsigeria į odą bei plaukus ir ilgai išsaugo savo gydomosios savybės. Šampūnas Vizoral ilgam išgydo pleiskamas. Dėl vaistų vartojimo ir galimų šalutinio poveikio būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Centre su Centro sąjunga. Ugnis periodiškai nebuvo svarbiausias.
lemia ugnies fanatiko pasirinkimą? Ar gali liepsnai išvalyti žmogiškasis nuodėmes? Mano draugas Trileris. 7 mirties liepsnės. Šeštadienį. Ar įmanoma atsikratyti praeities šešėlį ir pačiam nebūti demaskuotam? Buvę KGB darbuotojai tikina, kad rankraščiai nedega. Buvę KGB informatoriai prasiskverbė į aukščiausius valdžios postus, organizuoja sukilimą prieš savo poną, kada jisai juos užverbavusią slaptą tarnybą. KGB paieška politinių oponentų stovykloje. Kas tai? Rinkiminis triukas ar kova su tikru ir grėsmingu priešu? Atsakymas. Rytoj. Čia tiesioginis ringas Baltijos televizijos kanalu, dabar mes kalbame apie užsienio politiką ir klausimas ponui Seimo pirmininkui. Pone Landsbergi, neseniai prezidentūroje vykusiame pasitarime socialdemokratinės koalicijos ir naujosios sąjungos lyderiai pasipiktino jūsų prašymų patvirtinti, kad po rinkimų nebus formuojama prorusiška vyriausybė ir bus išlaikytos kertiniai užsienio politikos principai. Iš tikrųjų, socialdemokratinė koalicija į programą yra įsirašiusi, jog narystė NATO, Europos Sąjungoje ir geri santykiai su kaimynais yra koalicijos veiklos gairės, tada jūsų nerimas pagrįstas. Yra labai keistų dalykų. Iš tikrųjų, pono Brazausko balsas kiekvieną dieną po keletą kartų skelbia, kad Lietuva neturi pasirinkimo, tik narystė Europos Sąjungoje ir NATO atneš pajamas ir taip toliau. Pajamas ir saugumą, labai ryški tezė, labai stipri tezė. Tik iš ten ateis pajamos, jeigu mes būsim sąjunga, jeigu mes turėsim apsaugotą erdvę investicijoms, ir ateis kaip į Lenkiją, atėjo dvigubai daugiau per vienus metus. Į Čekiją atėjo 3 kart daugiau po to, kai jis įstojo į NATO. Čia viskas logiška. Bet pono Brazausko koalicija yra vienas narys, kuris yra kategoriškai prieš narystę NATO. Tai yra Rusų sąjunga. Tai tada žmogus nesupranti, kas ten ką nori apstatyti. Ir kodėl, reiškia, nėra vienareikšmiškos kalbos, taip pat ir kai kurie kiti kalbam investicijų atmosferą. Apie Rusų sąjungą. Nepaprastai ten suprantat, kad ten gaištaiką, bet apie investicijų atmosferą reikia kalbėti. Štai kas yra. Jeigu yra ponas Brazauskas paneigė, bet taip Andriukaitis kalbėjo apie nacionalizacijas, jūs irgi, kad peržiūrėsit sutartis, ten visą pakankamai prigąsdinat. Gerai, kad ateina, nebijo dar, bet kai kurie laukia, ko baigsis rinkimai ir kas prasidės po rinkimų. Iš tikrųjų laukia, ir matyt laukia ne to, kaip čia Rusų sąjunga, kur tai nueis iš Lietuvos arba kitus dar Rusų sąjungą nuteps. Žinoma, tai yra visiškai ne tas. O kai kurie žmonės gali turėti savo nuomonę, mesgi negalim visus žmonės užmauti ant vieną kurpalę. Ir kad visi kalbėtų vienodai, žodinti, jau tokių valstybių buvo. Dabar jau mes esam demokratinė šalis, demokratinė valstybė ir nuomonė įvairovė gali būti. Svarbiausia, koks yra pagrindinis valstybės kursas, koks yra pagrindinis partijų kursas, atskirų partijų kursas. Aš labai džiaugiuosi, kad per tos 10 metų principiniais užsienio politikos klausimus mes visuomet susitardom, pons Landsbergis, atsimenat, ir mano prezidento metu, ir kada mes buvom pozicijai iki prezidentavimo, ir lygtai nebūdavo tokių, kokių tai skirtumų. Aš manyčiau, kad čia didelis pliusas yra mūsų valstybė apskritai. O atskiras tokios išimtis, tai galima laikyti išimtimis, niekuomet nėra taisyklės be išimčių. Ir visiškai ramiai reikia žiūrėti šitą. Aš manau, kad užsienio politikos srityje ir toliau šitas kursas bus tęsiamas ir visose partijų programose maždaug yra panašiai yra užrašyta, aš čia visiškai nematau jokios baimės. Pirmiausia, akcentuojam klausimą geros kaiminystės ryšius su kaimynių valstybėm. Tai yra neišvengiamas dalykas. Ir iš viso mūsų, sakyčiau, politikos ateitis, tai jinai negali būti kaip tai matoma ir deformuota į vieną pusę. Bet tik tai, pavyzdžiui, vien tik tai narystė. Aš narystė labai daug dėmesį skiriu Europos Sąjungoje ir NATO ir apskritai. Narystė Lietuvos kitose tarptautinėse organizacijose yra labai daug, šimtai tų organizacijų, netgi smulkesnių. Aš visiškai už tai, bet valstybės saugumo klausimai turi žinoti platesnį spektrą, taip sakant, visokių argumentų. Prašau, Šranėką nori klausti. Norėčiau vis dėlto profesoriaus pasiteirauti, ar jūsų manymų įmanoma sulaukti kvietimą į NATO, nesureguliavus
santykių su kaimynais, o tenka pripažinti, kad daugelį jūsų kalbų vis dėlto nuolat skamba pavojaus varpai, kad Rusija mums kelia grėsmę, kad mums reikia reikalauti griežtai, kad mums apmokėtų kompensaciją už okupaciją, kad ten visą laiką kažkas negerai ir iš tikrųjų tas pavojaus varpai, kažin, nuolat skambantis, kažin, ar gerina santykius su mūsų vienu iš artimiausių kaimynų Rusija? Aš manau, kad čia yra šiek tiek skirtingi dalykai. Tai, ką jūs minite, kompensacija už žalą, dabar jau Latvijos Seime įregistruotas toks pats įstatymas. Tai yra klausimas, kuris turi užbaigti santykių normalizavimą tarp mūsų šalių. Mes labai daug padarėm, normalizuodami santykius, ir mūsų santykiai su Rusija yra geri, ir kaip tik tai nereikia skambinti varpais, kad jie dabar labai blogi. Yra kai kurių negerų ženklų iš naujosios Rusijos administracijos pusės, mes ramiai žiūrim, kaip kas vystysis, bet mes neturim būti naivūs, kokie tai vaikeliai, kurie nieko nemato. Ir todėl visiškai, sakyt, kad viskas yra gėlėta ir jokių problemų nėra, taip tai iš tikrųjų nėra. Ir čia mes suprantat, galim taip ilgai kalbėti apie tai, kas aš manau visiems aišku, tik vieni mano, kad reikia kalbėti gana atvirai ir blaiviai, o kiti linkia nutylėti ir žiūrėti, kas galų gale išeis. Aš nemanau, kad tai yra gerai. Aš klausiau vakar ir negavau jokio atsakymo nei iš vienos oponuojančios partijos. Jeigu bus dilema, ar geri santykiai su Rusija, kitaip sakant, Rusijos sąlygomis geri santykiai su Rusija. Ir dėl to reikia atsisakyti nacionalinių tikslų, užfiksuotų mūsų bendruose dokumentuose, kad ten kas nors nesusirauktų ir nebartų mūsų ir panašiai. Tai ką mes pasirinksim? Aš žinau, kad nacionalinėje televizijoje jums niekas taip ir neatsakė. Galite paprašyti pono Brazausko šiandien, kad atsakytų Baltijos televizijai. Būtų labai miela. Aš net nežinau, ką reikia atsakyti. Ponas Landsbergis iškelia tokią hipotetinę situaciją. Galbūt gali taip įvykti. Aš, žinote, esu daugiau politikas realistas. Ir aš matau tuos santykius tokius, kokie jie yra. Ir kokios priežastis gali mums trukdyti mūsų valstybei. Bet kokia politika, jinai turi turėti tikslą. Ir Lietuvos politika taipogi. Ir santykiai su Rusija turi būti tokie, kad mes galėtume ne tik jausti saugų šalia to didelio kaimyno. Ne tik. Tai labai svarbu. Bet mes turėtume ir tam tikrą abipusiai, sakyčiau, paritėtiniais pagrindais naudą ir ekonominę, ir prekybinę, ir galų gale įvairiose kitose srityse bendradarbiavimas, kad būtų štai, ką aš turiu omeny. O kaip gali atsitikti, jeigu taip atsitiks, tai aš manyčiau, kad čia yra tokių variantų, kaip ponas Landsbergis kelia, tai gali būti tūkstančiai variantų, situacijų. Tai čia netgi elektroninė mašina labai didelio imlumo ir tai vargu ar gali tos variantus peržaisti, tiek iteracijų padaryti, kad galima būtų sumodeliuoti situaciją. Mes turėtume kaip tai realiau žiūrėti ir matyti šitą perspektyvą realią. Kodėl mums reikia dabar imti tokį kraštutinį variantą, kuris, mano supratimu, jis yra visiškai nerealus? Arūno Brazausko klausimas. Kadangi visos partijos žada siekti narystės NATO, aš galiu ramia sąžinę klausinėti, kam to reikia. Žurnalistų nacionaliniai tikslai nėra šventoji karvė. Ir klausimas ponui Landsbergiui. Iš ties motyvas, jog tapę NATO nariais mes pritrauksime daugiau investicijų, yra labai teisingas, bet gana naujas. Nes iki šiol buvo daugiau kalbama apie Rusijos grėsmę, karinę galbūt grėsmę. Jei teisingai supratau jūsų neseną pasisakymą, siekdama narystės NATO, Lietuva gali pripratinti Rusiją prie tokios mūsų krašto pozicijos, netgi sutaikyti Rusiją su NATO. Na, o žodis finlandizacija jūsų pasisakymuose dažnai turi neigiamą prasme. Iš ties, Suomija yra visiškai šalta NATO atžvilgių. Prieš metus maždaug 60% Suomių manė, kad šaliai narystė NATO nereikalinga, o dabartinė Suomijos prezidentė tada viešai irgi pareiškė, kad Suomijai nereikia NATO stoti. Gal tos narystės mums reikėtų siekti vien dėl to ypatingo pasaulinio Lietuvos vaidmens, bet Sovietų sąjunga savo laiku net 2 kartus prašėsi į NATO,
kai jai buvo atsakyta, buvo įkurtas Varšuvos paktas ir man regis, kad ir Rusija gali susivokti pasaulyje be Lietuvos tarpininkavimo. Tai klausimas yra toks, kuo Lietuvos saugumo situacija skiriasi nuo Suomijos, kad mes negalėtume būti ramus ir be NATO? Pirmiausiai, jūs turbūt negirdėjot jokių Rusijos pretenzijų į Suomiją. O apie Lietuvą mes negalim to pasakyti, kad neišgirstum kartkartėmis čia buvusios Sovietų Respublikos, jos negali elgtis visai taip, kaip jos nori. Čia Rusija turi tam tikrų teisių, gali pasakyti ne, čia pažeidžiami jos interesai ir panašiai. Čia yra tokia politika, kuri veikia ir kuri yra signalas, kaip Rusija žiūri, kaip mus kaip į prarastą savo dalį. Tai yra negeras požiūris, kada nors Rusija taip nežiūrės, bet dabar Rusija, aš turiu omeny dabartinį politinį elitą, aišku, ne kokius nors paprastus rusų žmonės, kurie dažnai žiūri visai kitaip ir visiškai net nesipriešina mūsų būsimai narystei NATO. Tai yra tokie gana svarbus skirtumai. Bet to Rusija pradeda rodyti signalus, Rusijos politikai, kad ir su narystė Europos Sąjungoje jie ne visai nori sutikti. Jau signalizuoja, jam reikia pasiaiškinti, o kaip ten bus, ar nebus kaip nors pakenkti Rusijos interesams. Rusijos ambasadorius prieš porą mėnesių pasakė viešai, kad mes neleisim, kad stojant į Europos Sąjungą nukentėtų mūsų interesai. Tai yra tokie signaliukai, kodėl mes turim jų nematyti, mes turim subrandinti savyje tvirtą nusistatymą, kad mes nesitrauksim, net jeigu mus truputį gazdins, truputį paspaus, pakels kokį muitą, o čia jūs negerite, mes jums blogiau padarom. Ką padarysi, reikia pergalėti. Mes kai į kovo 11, mes tikrai irgi konfrontavom su tuometinė Rusija, Sovietų Sąjunga. Mums, kai daug kas sakė, nereikia erzinti, nekonfrontuoti, o ką darysi? Dėkuoju, ponia Landsbergi. Ir čia pasieksim su. Aš turiu konkretų klausimą prezidentui Brazauskui, konkretų ir trumpą. Ar galima tikėtis, jog jūsų koalicijai, esant valdžioje arba valdančioje koalicijoje, Lietuva ves dėrybas su Rusija dėl sovietų okupacijos žalos atlyginimo? Na, apskritai, santykių su Rusija, tai labai gaila, kad mūsų nuomonė šiandien stampa su ponu Landsbergiu. Aš iš tikrųjų galvojau, kada jūs kalbėjote, kokie čia tie yra simptomai, kokie čia yra signalai, kur Rusija, kokias tai reiškia pretenzijas, ar teritorinės pretenzijas, ar ekonominės, politinės, dar kokia tai pobūdžio. Įtakos zonos. Ja, aš, pavyzdžiui, turėjau reikalų nemažai, būdamas prezidentu, kadangi užsiminėjau užsienio politikai, aš su vizitu oficialiai važiavau. Aš nieko nepastebėjau šitokio dalyko. Ir po to aš tiesiog nežinau, ko jūs remiate šitaip kalbėdamas. Kokie tai faktai būtų, kokie tai oficialūs pareiškimai. Aš tik pastebėjau vieną dalyką, kad mes patys pradedam, paskui būna tam tikrą iššaukiam tam tikrą reakciją ir paskui pradedam skųstis, žiūrėkit, kokie jie blogi, jie mums pavojingi ir taip toliau. Aš manyčiau, kad diplomatijai turėtų būti vis tik tai visi žingsniai. Santykis su kaimynais, ne tik su Rusija, su bet kuria valstybė, kai jie turi būti vis tik tai subalansuoti. Jie turi būti rimtai subalansuoti. O dabar konkrečiai jūsų šitą klausimą. Galėčiau pasakyti, taip, jis yra aktualus klausimas, yra aktualus, yra referendumas, yra viskas. Aš suprantu, gaila, žinoma, kad štai valdančioji dauguma šitą klausimą iškėlė paskutiniam dienom, išsakant, prieš rinkimus. Aš stebiuosi, kodėl jis nebuvo akcentuojamas šitas klausimas 96 metais, 92 metais. Latvija dar vėliau iškėlė. Ne, aš kalbu dabar apie Lietuvą. Latvijai gal jie ir nekels, tai jų reikalas galų galia, bet jeigu kalbėkim dabar grįžkim į Lietuvą, tai aš manau reikėjo šitą klausimą kelt tada, kada buvo, žinot, dar ant karštųjų, kaip sakoma. Ir aš atsimenu, pas Landsbergį, kada pirmoji buvo vyriausybė ir tada jūs labai daug ėmėtės žingsnių, kad suskaičiuoti šitą žalą ir taip toliau, bet kaip tai išblėso šitas entuziazmas, dabar praėjus 8 metams vėl tas entuziazmas, kodėl tai atsirado prieš pabaigą, taip sakant, kadencijos. O šitas dalykas mane suprantamas. Kodėl ne anksčiau ir nereikėjo tą klausimą? Tai jūs 5 metus galėjote tą daryti ir nedarėte. Matot, aš esu tokios nuomonės, kad vis tik valstybės turi kalbėtis paritetiniais pagrindais. Mes negalim kalbėti su valstybė kaltinimo metodais. Arba kokiais tai kitais metodais, kurie yra nepriimtini. Turi būti dėrybos. Jeigu mes šitaip dėl sienos būtume kėlę tą klausimą vienšališką, tai būtų padaryta kaip su Estija. Sustatytų stulpus iš vienos pusės ir nustatytų savališkai sieną su Estija.
jis yra tokia padėtis, tai nėra normalus dalykas. Mes vis tik sugebėjom delimitacijos sutartį pasirašyti, aš labai apgailestauju, kad per 3 metus nepasisekė ratifikuoti. Gerai, prezidente, ačiū Jums, dabar metas reklamas. Tuoj pat grįšim į studiją, ponė pirmininkė. Tiesiog mes esam komercinė institucija, reklama yra reklama. Centre su Centro sąjunga.